Jonas iš Mažeikis sako, turiu ten durpių 2 kibirus grindalų, kur mikrovormsais apėję. Ir sakau, o tu su koše bedarai? Ne, sako, kam? Su durpėm paprasčiau. Ir aš vakar, uždėjau ant durpės, kurioje gyveno grindalai, košę. Iš mikrovormsų, nes man mikrovormsų reikia. Ir pažiūrėkit, kaip išsiskleidė nuo jos, ta košė išdžiūvo, o mikrovormsai nuėjo į durpę tokią gražią. Tai kol kas dar kibiriuką aš turiu, mikrovormsų vien tik tais ant košės, bet jis smirda. Jeigu durpės mažiau smirda. Jeigu durpėse su miltais eis be to raugo, tai auginsim taip. Bet čia labai gražus toks paveiksliukas, kaip mikrovormsai iš košės išsklido į durpę. Aš ją supurškiau vandeniu, dabar tą sausą nukabinsiu, uždėsiu dar šlapiaus, kad dar daugiau būtų. Va čia mano yra mikrovormsai, silpnesnis kibiras. Su šita košė visą laiką yra 2 problemas. Gali supelyti arba išdžiūti, tai 3 problemas. Matos, kaip vibruoja. Ir nusistoja aliejus. Ir apačioje lieka labai daug nuosėdų. Ir šita košė labai smirda. O durpės nesmirda. Tai va iš jos kabinu dabar dar, tik vieną ranką neišeis. Vieną ranką neišėjo ir filmuoti ir kabinti. Asistentės reikėtų kokios nors. Kuo gražesnės, to geriau. Blemba, jeigu kokia nors asistentė norėtų pasimaivyti, žinokit. Mes milijonus laikų surinktum. Rimtai. Aš nekėčiau rūšių tonų, nedraugiškų, rimtą tekstą ir čia tokia graži mergaitė, kuri, oi, aš nieko nežinau apie akvariumus. Gedai, ką daryti? Aišku, čia anekdotas, bet jis būtų fainas. Tai va, užvariau tos košės, dar grindalų į durpę. Durpė, mikrovorms. Durpės mikrovormsams, aš ją laikysiu šlapesnė negu grindalams. Užpuršiu dabar vandens. Vandenį aš purškiu su, šiaip tai iš Professional Chemicals, man atrodo, dar laikų, kai dirbau, likusi purškalų, o gal čia helvinas. Kažkas tai. Geras purkštukas, bet nesvarbu, aišku. Užpurškiau, sušlapinau. Matos net telefone, kaip mirga viskas, raibuliuoja, labai gerai. Nes Galaxy mailiaus tai turiu dabar armijai jau. Ir mikrovormsų reikia daug. O grindalai tai atrodo va taip, kai gerai pasišeri. Aš ne kiekvieną dieną nešeriu, nes man tiek nereikia, kiek aš turiu. Imu. Norėjau paliesti čia, kad susifokusuoti su to pirštu. Supratau, kad ne tą reikia liesti. Išjungęs filtrą, kad nesutrauktų kiaurai. Aha, čia jau tamsu, bet čia mano galaksijų naršyklė. Šito likutį nuplaunu čia koridorams pigmėjukams. Nes šitame kubiuke tik pigmėjai. Dėžę pasistatęs ant akvariumo kampą. Murkti. Ir va čia galaksijų jaunimas ir koridorai. Ir tas jaunimas auga kaip ant mėlių. Tai čia esu pažadėjęs kažkam 15, tai žinok, per savaitę jie paauga labai ryškiai. Tai bus, yra tau. Aš ten kam paėmiau, tai paėmiau tik 6 žuvis. Taip ant grindalų tušiam akvariume galaksiukai labai greit auga. Kaip ir koridorai. Kadangi grindalai nerūksta vandenį, nenudvėse. Daugiau 2 parų man čia neišsilaika, bet 2 paras tikrai būna ir visi šamai juos surenka, išskyrus, kur sulendi į gruntą. Tai aš galiu jų dėti ir daugiau, bet pavyzdžiui dabar to 3 plokštelės man net nėra kur dėti, aš jos net nedėsiu. Viskas, šito užteks visom tom žuvim. Iš vienos dėžės pašėriau visus akvariumus ir dar lika, o dėžės tokias turiu 3 dabar. Tokia dydžia.